Rašant didžiąją raidę, pradedame nuo kilputės apačioje ir kylame iki pat eilutės viršaus. Labai svarbu liniją tik paliesti, bet jos neperžengti. Pasiekus eilutės viršų, vėl leidžiame žemyn ir padarome kitą kilputę apačioje. Tik dabar atitraukiame ranką nuo popieriaus ir pridedame brūkšnelį ties vidurinę liniją. Tai yra rašytinė A didžioji. Dabar pasimokysime rašyti mažąją A raidę. A mažoji telpa tarp dviejų linijų. Ja rašyti pradedame nuo pilvelio, kylame iki vidurinės eilutės ir neatkėlę rankos brėžiame pagaliuką su kilpute apačioje. Tai rašytinė A mažoji. Kad geriau išmoktumėte parašyti A didžiąją ir A mažąją, galite praktikuotis ir užpildyti visas sąsiuvinio puslapyje esančias eilutes. Tai vienoje eilutėje rašote vien tik A didžiąją, o žemiau esančioje eilutėje vien tik A mažąją. Ir taip keiskite, kol užpildysite visas sąsiuvinio puslapyje esančias eilutes.